atrodo. Tai va, tiek to. Nu, įsirašiau biškį miestą. Pasivaikščioti reikalai savo. Dar noriu pasakyti, kad mano vardas ir pavardė keitėsi, gal nežinojo, tai dabar aš vadinuosi Dalia Marija Žaidytė. Tai tokia mano pavardė ir parašas kitas jau nebe tas. Viskas keičiasi, keičiuosi ir aš. Pasiėmiau krikšto vardą, nes man kunigas ir liepė vadintis to krikšto vardu, bet tais laikais senais gimimo liudijimą nebuvo įmanoma pasikeisti ir paso taipogi. Tai vat ir aš kurį laiką kentėjau ir man tai buvo labai ilgas laikotarpis ir aišku pergyvenau, paskui užmiršau kurį laiką, o dabar, kai jau girdėjau, kad kažkas kaip galima, tai pasiklausiau ir aš kartu automatiškai pradėjau tvarkyti tos reikalus, dokumentus, viską. Šiek tiek teko mokėti, pasą tai ne, nes invalidumą turiu, tai kažkaip dar geriau liko, nes būtų per sunku paskui, žinai. Bet aišku, nusipirktum ir tai, bet aišku, mokėtum labai nemažai, tai pasas kažkur gal 50 eurų kainuoja padarimas. Kortelė gal pigiau, nežinau. Tai va, toks kelias, vienas tokias. Pažymėjimas, ačiū labai Kaunui, kad man padarė tokią amžiną kortelę, kuri nesivazoja, nesitrina ir nesilanksto tai baisiai. Labai ačiū, man tai buvo dovana, labai dėkui Kaunui, komisijai tai Kauno invalidumo. Tai va, dėkui, kad man tokį labai įspūdingą, tokį nustebino tą kortelę invalidumo. Bet iš tikrųjų faina, kur įsidedi į piniginę, gali trinti kiek nori, nes nesilanksto bent jau su limonatu tuo iš to. Kai būdavo aptempta plasmasė ir būdavo lankstosi kraštai visi. Vargau, tai ilgai su tokia kortelė reikėjo man net ir perdaryti vienu momentu. Nes tikrai tiek susilankstė, kad žiauriai, atrodo žiauriai, ne kaip tokia plastika, kur jau amžina, tai jau, vau. Labai ačiū už tokią staigmeną, man labai patiko. Tai va. Tik aišku, nerodysiu savo duomenų, nes čia negalima tokių dalykų rodyti. Ir neketinu, nes supraskit žmonės. Dokumentus reikia savyje turėti, pas savęs ir kitiem nerodyti, nes matai, kiek būna sukčių ir vagysčių ir panašiai. Tai ir nepaturi niekam čia radinėti nei per telefonus, nei dar kur nors, nes gali prarasti savo pinigus, gali prarasti tapatybę savo, dar ką nors suklastos ir pripirks tavo sąskaitą kokių daiktų arba dar ką nors padarys. Tai, žinai, geriau saugoti savo dokumentus ir asmenybę. O žodžiais gali pasakyti, kad tu pasikeitė ir panašiai, tai galima, aišku. Tai jau. Tai va, tiek. Tokias kelias.